Didvyris ant bėgių. Didvyris ant bėgių. Sodoro saloje vasara. Dangus žydras, laukose žydi gėlės, padangėje smagiai čiulba paukščiai. Tomas laukė, kol jo rezervuarą pripildys vandeniu ir jautėsi laimingas. Staiga, iš nežinia kur pasigirdo švilpimas bei dundėjimas ir kažkoks sidabrinis siluetas pralėkė bėgiais pro šalį. Kad tave kur pakuros? Kas tai buvo? Tomo draugai ramiai darbuodamiesi važinėjo po Sodorą. Po 100 katilų. Tegul manęs skradžiai. Atsargiai neužkliudyk manęs. Po 100 bėgių. Kas tai buvo? O, velnių! Lėčiau, greituolį. Piktadarys ant bėgių. Vėliau Tomas ir jo draugai susitiko Knapfordo stotyje. Jie buvo labai susirūpinę. Jis didelis. Sidabro spalvos. Jis buvo labai greitas. Tai gali būti tik Spenceris. Sveiki, Sodoro gyventojai. Kaip laikotės? Atvykau čia vasarai. Kodėl? Turiu nudirbti svarbų darbą. Boksfordo hercogas ir hercogienė stato naują vasarnamį. Jį pastatyti reikia iki hercogų atostogų. Esu labai užsiėmęs. Neturiu kada plepėti. Ir Spenceris pasipūtęs nupuškavo. Kad tave kur pelenai? Net ir viena diena, kai greituolis Spenceris yra Sodore, yra blogai. Bet jei jis bus čia visą vasarą, tai siaubinga.